Svajonių giraitės. Ten, kur gyvena mūsų olfaktoriniai prisiminimai, jų labai daug. Kas yra tas kvapas, kuris lydi toje vaikystėje? Tėvų namų kvapas, kaip jie kepa blynus, kaip jie vaikšto, netgi knygų dulkių kvapas, kuris beje 2021 metais buvo pats topinis ir populiariausias kvapas Saudo Arabijoje, Azijos šalyse. Kas kart įgilėti, į tylą, kurie atsiranda, kai sujuda žolė, kai mes praeiname, kas lieka per poskonės. Mūsų gilios neuroatminties, kad mes gyvename žemėje. Kaip nuostabu yra per kvapą atkurti visą visatą. Sveiki, mėlyjei. Būtent tuose stebuklingose Valerio soduose, kur dabar ir esame, turime progą įsidomoti, kas tas yra aristokratinė parfumerija. Ir nuo iškeliausių monarchų iki aristokratijos sluoksnių žmonės mąstydavo ir dumodavo, kokį palikti aromatinį parfumerinį paveldą. Ir tokia garbė būti šiuose soduose ir matyti, kaip augintos vaistažolės, prisiminkim Hildegardos Rodlingen, vaistažolių mineralų sodus, atsiminkim, kaip įstabiai prancūzų kultūra išsaugoja ištisus lobynus, ar ne, kuriuos, pavyzdžiui, galime atskiram sektoriuje matyti sodus, matyti laimės sodus, matyti vandens muzikos sodus ir augalai, jie vienas su kitu sąveikaudami sukuria įstabų sugrįžimą į harmoniją, kai dera visą ką prie aplinkos ir žmogus įsiklauso metų laikus. Panašiai kaip rytų tradicijose buvo derinti visi 5 elementai, tai mes turime savo europietišką tradiciją, kaip galime derinti įvairių parfumerinių rūšių dermes, prieskonių augalus, tiek spygliuočių, tiek kvapnių gėlių, ypatingai baltųjų gėlių, kurių dangiškas aromatas buvo garsus nuo pat 16 amžiaus. Ir kadangi Prancūzija yra visos parfumerijos sostinė, sakytume, tokia nekvestionuojama karalienė. Tai lankyti soduose yra ypatingas tokios vidinės prabangos ir prisilietimo prie istorijos momentas. Ir būtent šitas dermės, kaip jos archaiškai susiklostė Europos mentalitetu, kaip sudėrėjo įvairiais sezonais žmogaus atitikmuo, kaip jis jausdavo kvapus, kaip jis galėdavo aeronazaliai, galėdavo suvokti ir sučiuopti, kaip suvesti mišką ir sodą į vieną harmoniją, kurioje atskirom natom skamba mūsų pačios gražiausios parfumerinės kompozicijos, tiek muskato, tiek jazminų, tiek baltųjų gėlių. Apie visą tai mes ir mokysimės kurse. Apie parfumeriją ir dangiškas proporcijas. Kai mes lankome aristokratijos paliktus ir išsaugotus, dėka jų kruopštumo ir be galo kilnios minties sodus. Pirma, kas pasidumoja, tai yra kaip visą tai gražiai Dievo įdėta žmogui kūrinį ir kaip dera. Skirtingos parfumerinės kompozicijos, spygliuočių, šutrų kvapai, baltųjų gėlių, smilkalų kvapai, citrusinių nuo bergamotės iki laimo ir kitos grupės, kurias kviečiu jūs pažinti. Mes nustebsime, kokios skirtingos neuronų grupės reaguoja į kvapą. Visų pirma, atskiras neuronų satelitas atpažįsta kvapus ir mes gebame atpažinti daugiau negu 1,5 tūkstančio. Palyginus mažą drambliukas, milijardą. Kita grupė nervų yra atsakinga už tai, kad mes pažintą kvapą galėtume nombre įsivardyti. Tai, kas mums labai girdima ir atpažįstama, mes pasakytume, štai čia lavandinas, štai čia akties jazminas pražyda. Ir būtent apie tai mes mokysimės kursą, kurį su didžiausiu džiaugsmu pristatau ir mūsų viserinis brangakmenių kursas yra tokia. Pamatykim, kokias dermės iš pažiūros atrodo kontrastingos, tačiau kaip jos sudera, panašiai kaip kvapuose. Olfaktorinė atmintis yra tokia unikali, kad žmogus dera ir derina savyje tiek skonio, taktilinius pojūčius, tiek olfaktorinės atminties parfumerinė paletė. Ir mes randamės erdvėje ir įkurtame sode, kaip Alisos stebuklų šalyje. Mes išmoksime derinti labai įvairius kvapus, skonius, iki menkiausių šešėlių niuansų. Ir tai yra nuostabu. Tikrai dievų dievai.
iš unikalių karališkų sodų. Matome pavyzdį, kaip auginamas yra begaliniai tyloj, paklūstant gamtiniam ritmam, gaminamos įvairios daržovės ir ūkis nepaprastai tęsia pradėtas tradicijas, investuoja labai daug į tyrinėjimus, kaip užauginti labai sveikatingas daržovės, beveik nepalietus tokia tik pačiom organiškiausiam bioergonominiam priemonėm ir man tai panašiausia yra į Forest Garden, kadangi tai yra tokie suvaldytoj struktūroj, laukinių gaivalų pavidalai, daug kur matom, kad vaistažolės kartu susodintos gretomis su daržovėmis ir turime unikalų pavyzdį, kaip viena augmenija augina kitą. Rožynų grožis. Iš tų situacijų, kai nėra žodžių, kaip pasakyti apie šitą džiaugsmą. Ir kadangi patys su vyru auginam rožės, aš žinau, kaip čia darbo įdėta, Dieve mano. Kiekviena gėlė tokio alsuoja dėkingumą, rožės sudaro unikalias labai visuomenės, jam labai čia patinka šalia vandens ir viskas aplink alsuoja meilė. Everything is fantastic. Tai čia pavyzdys ir įkvėpimas, kai sodini, kai tai darai su meilė, viskas užauga. Ir ar tai būtų palangė ir prieskonė, ir tai yra mažytis sodelis, ar atkurti gėlynai, rožynai, mūsų baltiškų rūtų darželių. Visą tai kvėpuoja dievišką gyvatę. Pažvelkit, kokie pumpuriukai. Karalienė rožė. Rožės junginys vakvo kvapais. Visiškai skvarbi, tiesiog atomariai veikianti parfumerinė realybė. Man asmeniškai būnant ir patiriant tos vietos gobeleno labai jaučiasi nepaprasta tokia išsaugota ta tikroji organika, kuri yra tokia nereklaminė, gilesnė už žodžius ir jinai tiesiog leidžia gamtai būti. Mes matom tokį labai saikingą, pavyzdžiui, panaudotą karpimą sodų, kad leidžiam ar net ilgom smilgom arba savaiminiam augalam, kurie auga šitoje apylinkėje, leisti tik tai juos tiesiog struktūrizuoti tam tikrose architektūrinėse formose. Ir visa ką, sodas tampa toks nešėjas, tiesiog gilios sąmonės leidžia sąveikauti žmogui su aplinka, leidžia pajausti jam visus metų laikus, būti kontinuumis su 5 elementais. Tai va čia, tarkim, va tokia sodų didybė, kuri kūrė nuolat tiltus, tai praeities ir dabarties momento svejos ir to būsimo momento. Va tas nepaprasta tokia tiltų skvarba ir tarp visų sodų, kurių labai jau daug yra aplankyta, tai šitas sodas tiesiog sukrečia savo tokia netvariaja ramybė ir aišku, pačių derlių gausa, nes čia labai daug, šitas karališkas sodas labai daug kūrė receptų, kūrė labai daug edukacinių priemonių vaikams. Praktiškai tai yra auginama yra šeima kartų kartos ir tas investavimas į generacijas tolimesnės. Man, kaip žmogui futurologui, dirbant su ateitim žemės, man yra tiesiog fantastika matyti tokias idėjas, kai vaikams nuspalvinimo knygučių, ar ne, tai labai ta tokia nekomercinė labai sklaida, kai ūkiai yra visa, kas užauga, ir škėčiai, slyvos yra gaminama, man taip labai tokia artima, tokia sąšauka su Palendrių ir Solesme vienuolynais, tai duoda iš karto fantastišką. Tai aš sakau, drąsinu, kad mes būtume įkvėpti, kurtume ir bandytume. Patyrinėkim, kas yra gylis, kas yra faktūra, kas yra spalvos ir vėliau, kai tyrinėsim smaragdinius kvapus ir ridensime biserį įvairių spalvų, tai mokysime, kas yra kvapų niuansai, kas yra drėgmė, kas yra didesnio laipsnio šaltis.
ir galėsime išmokti naujų simfoninių dermių, kaip pavyzdžiui derinti citrusinės grupės su spygliuočiais. Ir mes pasinersim į gaivą, į tą gaivą, kurios taip ilgimas yra karštom vasaros dienom ir norime ištirpti pavėsyje medžio gaivoj, girdint, kaip šnabžda ir kalba lapija, susilieti su gamtos stebuklais. Linkėjimai vėl iš kitų sodų ir kuo daugiau mes lankome ir įsitikinam gyvą patirtim šių sodų autentiškumo. Nepaliauju stebėtis įkūrusių meistrų didybę ir sąmonę, kadangi vaizduotė turi siekti labai toli, įsivaizduoti ir realybės, kuriuose jau nebežengia nei pats savininkas minties, nei vaikai, anūkai ar kiti ainiai. Ir tai yra kaip Gaudi tokio kosminės intelekto pavyzdys, kad turi mąstyti epochomis, visatomis, ką tu palieki, kokį grožį kontempliuos kiti žmonės, tai gal visai kitos tautos ar net kitos civilizacijos žengs tais takais. Ir labai įdomu, kaip sąmonė surenka į vieną kvapus, kaip persidengia vandens, prieš tai buvusio parko likę kvapai, nes auginamos tame parke baltų rūšių vynuogės, kurios kvepia narcizais, kvepia baltais žiedais. Ir staiga nuo konkrečių objektų, kuriuos išpažįsta, sąmonė atpažįsta ir geba įvardyti, pavyzdžiui, muskatas, šalavijas, žemuogės, balti serbentai, staiga persidengia su kvapais, kurie yra labai, sakytume, subjektyvūs, nes jie ateina iš vaikystės, iš sapnų. Tai yra, šiame parke yra tokio vandens paviršiaus, tada yra tokios atokaito pogulio, miego saldėsio, svajonių apie vandenį ir svajonių perėjimo iš vaikystės į jaunystės svajas, tada tokių tarpinių būsenų tarp prabudimo ir atsikėlimo, tarp grimzdimo į miegą, kai visi objektai atrodo labai minkšti, aptakus. Ir aišku, kai visada tai yra formos, kuriuose yra labai graži, beveik muzikinių tonų architektonika. Ančių fone girdit. Pakalbėkim, kas yra parfumerinė kompozicija arba kaip linguoja vienas kitą padengia kvapai, kaip jie sugeba iššaukti tokią neįtikėtiną laimės bangą ir sugrąžinti žmogui į naują nematytą laiką, nepatirtą, arba grąžinti į jo ištakas, perkelti į tam tikrą istorinį laikotarpį. Nes visgi tai yra mūsų gilusis emocinis intelektas ir tai yra atkūrimas vienu metu, kaip tokia reivinizacija viso objekto aplink. Tai reiškia, mes kvapo dėka galime atkurti ištisus parametrus atskirų visatų. Tai mūsų gali būti prisiminimo takeliai, mūsų namai, mūsų svajonės, kokias, pavyzdžiui, mes turėjom 5 metų, arba mūsų žaidimai, mūsų draugai, su kuriais gal mes ne visada susitikom. Ir tai yra tokia labai plonybinė riba, ta prasme tokia giliausia vaizduotės išraiška, kurią gyvai savo olfaktorinį kelionį atkartoja žmogus. Ir tada galime suprasti, kaip dera savitalpiai kvapai, kaip jie talpina, ar ne, miško kvapai išsiskaidai daugybė atskirų kedrų, samanų, ąžuolo, liepų, žiedų kvapus ir vėl susirenka. Ir tame vasaros, pavyzdžiui, Midsummer Night, ar ne, arba vasaros kvapas, arba karališkų rūmų kvapas, kai mes pagalvojame Mariją Antuanetę, tai yra žemuogių receptūros, ir mes prisimenam, ar ne, kažkokius yra sudėtingus intarpus, ar karų, ar ištuštėjimo, arba kaip tik prisipildymo, persikėlimo į miestus, kaip civilizacija nuo 14 amžiaus vidurio keliasi, ir dabar pagrindiniai koncentratai gyslos liko miestuose. Tai va šitas toks, sakytume, visavertis netgi auklėjimas per kvapą, kai gali vaiką nuo mažumės užauginti ir leisti jam kontempliuoti olfaktoriniais pradais. Čia yra unikalūs dalykai. Stabtelkim minutėlį prie labai įdomių kvapų ir įsivaizduojam parfumerinės kompozicijos su kopūstų, morkų, salierų kvapais.
O realiai labai įdomi idėja ir jinai jau nuo 2061 metų dėmesys daržovėm, dėmesys apskritai, pavyzdžiui, ten salotom, niuansam jų, tai kas galėtų jungti valgomus skonius, parfumerija yra plėtojamas jau pastarieji keli metai ir įgauna vis didesnį furorą. Monet sodai. Žmonės kaip gėlės, kaip įdomu, kad labai įvairias spalviais rūbais, įvairių tautų, labai daug ir keliauja japonų. Visi ateina grožėtis įkurtais Monet sodais ir mes čia stebime ankstyvąjį klasikinį impresionizmą. Kaip įdomu, kad vyras taip mėgo gėlės, tai yra kažkas stebuklingo, mes įpratę. Aš dabar prisimenu apie Andrė sodus ir kad pirmieji architektai landšaftų buvo vyrai. Labai įdomu, kad tai yra tiesiog gėlių jūra ir tu nenustoji stebėtis. Prieskoniniai augalai kartu yra integruoti, tokia visa bendra mandala. Aš sakyčiau, tas, kaip pasakoju, kaip dainavo Laumės, kad mus visas prašėsi pažvėję į valtį, tai čia yra jos visos vienu metu. Man periferinis gėlių santykis, kaip centrinės ir periferinės nervų sistemos žmoguje atspindys, labai gražus yra, kaip jos kartu sąveikauja. Pavyzdžiui, Siuzanos, kur Bacho žieduose, mes žinome, kad jos šalina tą atskirtumo jausmą, atstato ryšį su angelais ir globėjais, leidžia linijas per tėvystę, motinystę, linijas savo giminės karmos, labai giliai suprasti ryšius. Tai jos visos kartu. Ir su saulėgrąža. Saulėgrąža Bacho žieduose atsakinga už santykį su visuomenė. Ir kuo jinai yra aukštesnė, tuo didesnis yra jos vaistingumas. Tai yra būtent tai, ką nagrinėjo kinai antram amžiui. Kadangi tai yra santykis su socio refleksija. Kaip tu gyveni visuomenį, kaip tu supranti jos pokyčius, kiek tu esi pajėgus kas kartą keistis. Stebuklinga. Rožė Damasko. Nepaprastai gražuolė, nepaprastai. Aišku, jinai čia yra skiepyta. Ir aš, kadangi daug metų su rožių rūšim, tai Damaskinės tokia turi rožinė, ne čia praktiškai kilmė yra Iranas. Ir jinai matosi, jau prigijo jų daug yra šiame sode. Gražuolės, iš pieno išniręs rožių kvapas. Bandau tyrinėti ramybę chaose. Toks kiekis žmonių. Ir taip įdomi šiuo metu, ar ne? Tarp visų kvapų įsiveržia nikotininis kvapas, žalia žmonės kvapo. Ir aš galėčiau apie temą net nepasipiktinti, o pasakyti, kad nikotino gėlytė yra labai įdomi. Jinai beje Bacho žieduose yra įvairiausių rūšių priklausomybė ir jinai yra kaip skonio prasme, gurme prasme, jinai yra labai vaistinga ir įdomi. Gali būti, kad mes augalų dar nemokame taip sąmoningai ir tikslingai naudoti. Jūra, jausmų gaminat. Ir impresionizmas, ar ne, kaip būdas nustebinti kiekvieną kartą, atrasti naują jausmą, atspindėti, kas vyksta čia ir dabar, kokie saulėlydžio atspalviai ir kaip tai tave veikia. Pavyzdžiui, man visada, kalbant apie impresionizmą, tai kvapai siejasi su muzika. Pavyzdžiui, Vargonus impresionizmo kūriniai tiesiog visiškai nustelbia. Tai būsena perkeičia ją, galima sakyti, mygam, kai žmonės keliauja. Ir man kas įdomu, kad įvairiausios kultūros, skamba pačios įvairiausios kalbos. Tai mano namas yra toks kaip gyvas viso pasaulio skruzdėlynas. Net ir tokios tarsi chaoso ar net skambančios kakofonijos garsai neša nepaprastai gilią olfaktorinę kelionę. Kviečiu jus patirti daugybę kvapų, daugybę įspūdžių, nes tai yra žmogaus kelias žemėje. Kas kartą nustebti, kas kartą patirti neįprastą savo jausmą. Ir visa tai atspindėta kūriniuose, meno darbuose, skulptūrose ir tokiam išlikusiam ir prižiūrėtam Monet sode, tu iš tikrųjų matai, kaip gyvata, jinai krykšta tikrinsis.
Koks medžio grožis. Mes esame tokio miško vandens parke. Tai mano paveldas, visas parkas sudalintas į 2 dalis. Iš yra vėsioji dalis, nepaprastai graži. Su žydinčiais lotusais, kurie įsibujoja kaip nepaprasta. Vėsumo ir tyrumo buveinės. Man labai graži pati mintis, kai žmonės aukoja save kitiem ir savo idėjas. Kaip nepaprastai gražiai materializuoja ir iš tos turiu labai daug darbo. Kvapų prasme man labai skamba airas ir bambuko lietaus kvapas. Čia visai kita palėtė. Čia didžiulė atgaiva po tokios spiginančios saulės ir spalvų. Staiga ramybė. Fone mano baltos karvės tokios, kaip aprašytas šansongo tekstuose. Jų pienas laikomas aukščiausias aukojimo pienas. Ir jų daug, ir jos nupenėtos, jos tokios visos nepaprastai veisingos.